Labas rytas. Štai susirinkom važiavimui į Kriuko šventę ir pasivažinėjimui po Latvijos pasienį. Visai neblogai, 14 motociklų stovi šičia, dar vienas pakeliui prisijungs. Tai ir turėsim dienos nuotykį. Taigi turim motocikliuko išrikiavusio. Visas didelis norinčių pasivažinėti ir pradėsim važiuoti. Privažiuojam Joniškėm, suksim link Kriukų, iki Kriukų 21 km. Mūsų gražiosios karvytės, kolona gražiai įsirikiavus, visi tvarkingai važiuoja, mokantis važiuoti. Karvutės. Va, kaip atrodo per veidrodį. Oras puikus. Labai jau rodė temperatūra 21 laipsnius. Tai visai fainai. Toliau irgi turėtų būti be lietaus. Joniškio miesto centras, nauja freska ant buitinės sienos. Bažnyčia. Štai ir Kriukai. Atvažiavom į miestelį, kur turim pasirodymą. Pastovėsim, pabendrausim, kažką pravešim vėliavą. Tai bus matyti, kaip tas visas atrodys. Paskutinis. Gerai, kad daugiau neatvažiavo. O tai nebebūtumėm tilpę. Šypsokis jūs filmuoja slapta kamera. Nerealu, kad tiek. Eik, tu sau kaip gražu. Pagarba visiems. Kokie jūs gražus, bet fotografuosimės, eisim į centrą. Kriukios 306. Čia dedikuojam. A jau pradedam? Judam. Ai, bet kaip
Ateikite. Ir iškai va taip gražiai pafilmuoti. Sakė burnautą prastai. Pravažinėjom žymelį, pasuksim link Bauskės. Greitai jau skirsim sieną į Latviją. Štai Latvijos pasienis. Greitai paprastai. Latvija. Bauskas Novads. Ir iki vietos 16 km. Jau laukai geltonuoja, tuoj rugpjūtė prasidės. Hibridiniai miežiai jau baigia prinokti. Bauską pasiekėm, matom fontaniuką gražų. Pilis prieš akis visas. Bet dabar važiuojam į technikas muziejų. Biškį atsilika chebra. Senobinė aikštė, tiltas vėl, Maskė, erdvė tokia, faina paupiai. Rygas motor muziejus. Atvažiavom į motor muziejų, einam pasižiūrėsim komandą lietuvaičių ir Paldės. Bauskas motor muziejus. Prašom, vyrai, į vidų. Jauskitės kaip namuose, neužmirškit, kad svečiuosi. Nieko net nežiūrėjo, ką. Nu va, džiugu, kad komanda neįsilaksta, važiuoja visi kartu. Tai dar turėsim nemažai laiką. Maybe you can cooperate with someone who has cash. Every information is in Lithuanian as well. Yra prašymai lietuviškai, viskas surašyta ir net Ai, nu čia ne į visus, aišku, čia kur tik tais dainis. Limp. Ką, kariuomeniai nieko nereikia. Triukš. Tik tai su kulkosvaidžia reikia. Kas aktualiausia, tai motociklai, aišku. PMZ 750. Karybinis sunkusis motociklas. Jeigu važiavai priekį, priešas tas supranta. Priekis gal specialiai tas važiavai. Jo, vietinės veikia čia. Per kiek laiką su tokiu atvažiuotumėm iki nuo Šiaulių iki Bauskės? Nu, 80 km per valandą važiuoji. O, autolavkė. Royal Spirits. Išgerta to. Kokio kavada yra? Elito kosmos. Nu, tokia nesumatęs, tokia nesu apsipirkinėjęs. Pinigėliai, blunk. Iškia. Kefyra, buteliukai. Kemperis? Nu, kemperis. Bet tai palauk, kaip iš šūkų, kas čia pardu? Čia prie kabikė tik tais? Ja. Čia kabinos. Gars. Kur tu toks didelis ant kūniką? Ne, aš irgi 16 buvo. Nuo Deltos vairo neslėda. Tai biškai, žinai, žemesnis, nebe taip. O tas, kas čia irgi Rygos poniais? Čia pasirodo Mečta, Liuks. A, kaip trijos stiklai, trys. Trys stiklai. Nu jo, čia kaip 93 biškai, žinai, matyt, pradėta žiūrėti vakarus, gal ta visas stilius tas. Aišku, kad...
Tai kaip Niva. Įdomu. Kokiu mašinyčiom. Čia va koks makets padarys. Vairuotojas lipi mašiną. Gal jau girts atsirėmęs į mašiną. Ta kopijuota nuo M-kas varikliukai. KMZ. Irgi čia Gazeks, ne? Ai, tai šita palutarka ir vadinama, ne? Lingia, žiūrėk kaip stovi. Na. Yra. Medinės kūzos, ta kabina. Einam į kitą salę, čia jau biški klasika, ten buvo Latvių, o čia jau nebe Latvių ekspozicija. Turim tenais pakabintų motociklų ir čia visokių karietų. Čia kaip suprantu nuo senesnių link naujesnių yra visokių. Nu, egzemplioriai įdomus, pradėkim žiūrėti. Iš eilės, ką mes čia pamatysim. Tai pagal metus žiūrim pirmiausia 1905 metų Reo. Tai galaktinė čia. Raketinis motorsas. Jo, karabitė, lempas sudėdavo nuo karabito čia tos dujinės lemputės. Yra BMW ir yra EMV. Tai? Varžtų nebesukam su apliuotų. O, mano tėvuko Volgytė ir spalva labai panaši. Tokia teka vairuota. GAZ 21. Ten Java svajonė buvo, nuo Skoda čiupinėjau. Čia Avo. Na, Čaika. Komunistų bajorų mašina ir didžiulės tanks. Renault. Man irgi va, dimbolo spalva. Aš čia pas jų laim, blėt, vėl tas atgrifumuoju. Nesvarbu. Ten irgi motocikliukai. Keturtaktis motoriukas. Vožtų matai. Interaktyvus muziejus. Kaip veikia, kaip tas diferencialsa, ne, vadinas? Čia kas dinamos gamina elektrą? Ai, greitai rodo, ne? Čia biški istorija senam turim, kas kur vyka, pradedant 78 metų Minė motor muziejus ir jis vystęs, 16 atidaryta Rygos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motocikliukų. Visi išsirikiavę, važiuojam ir dabar sukam pro Tervietę link Žagarės. Pilį nusprendėm palikti kitam kartui, nes laiks jau tirpst kaip visą laiką. Ir nuvažiuosim prie Žvelgaičių ežeriuką prie Krokliuką. Į kalną irgi nelipsim, pasivaikščiosim prie vandens. Judam, oras tai pasaka. Dabar turim 26 laipsnių šilumos. Malonums važiuoti. Viskas gerai. Prasukom keliasdešimt kilometrų puikiais Latvijos keliukais čia pro Tervietę. Artėjam prie Lietuvos pasienio jau. Toje Žagarė. Bet čia labai smagus kelias. Vaizdeliai faini. Temps toks normalus, važiuojam ant 90, ant 100. Ir kad turim 3 valandą greitai, dar biškį užtruksim ir važiuosim į kavinę. Nu, puikiai dieną einu. Žagarės regioninis parkas. Atvažiavom į Žagarę. Kokias kapinaitės senas.
Įdomu ant kapiukas būtų paskaitint. Švietės upė, vietinis transports. Ai, pramogas vykst plaukiai. Dvaro teritorija. Žvelgaičio piliakalnis. Galima čia laiką praleisti, pasivaikščiot. Bet kadangi mums su motociklais užvažiuoti negali, tai važiuosim mes prie Krioklio. Žemiau piliakalnę, prie už ežeriuką. Dar aplinkui ežerą tą Žvelgaičią galima Ozo taku praeit. Tai yra toks kalnagūbris, kur ledynai tipo sustūmė. Visai smagu pasivaikščioti, čia kelių kilometrų ratuks. Bet mums užteks pagirdyt žirgelius Krioklyje. Pamatysi tą Krioklį ten, juokai, tik pavadinams. Bet va, visas regioninė parko infrastruktūra gražu. Ir tilteliai, ir pasivaikščiojimai, ir pavėsinės, pavalgymai, kavos aparats. Tai čia tas ežeriuks, o čia va dar viršui, oi, nebėra voro regyklas, buvo tokia konstrukcija, nebėra konstrukcijos, tai dar geriau, kad nelipsim tenais. Čia ir pirtelė yra, galėjo dar vandens baidarės vaisinuoti, dar yra kur pasiplaukėjimai. Buvo pirtis ant vandens, bet dabar nesimatė, tik baidarės. Veiksmas vyksta. Vaikam zona, gražuolių, viskas. O. Ir gražus pušins. Ir jau asfaltuots keliuks iki galo turėtų būti. Čia pačioje yra lieptelis į ežeriuką, gali pasivaikščiot. Labai jauku ir faina dabar važiuojant. 27,5 laipsnio šilumos. No. Ir vėl visą gaują motocikliuko. Viskas šikia, visi protingai važiuoja, visi mokantis važiuoja. Ir miela, gera keliauti, greitai palaiko, viskas čikia. Baikeriai ger tik pieną, jokio alkoholio nėra tarp baikių, dar net ar Iraną. Na, tai čia jau turim ir muzikytę, ir motocikliuks viskam tam pritaikęs važiuoti gamtą. Čikia. Atvažiavom prie Krioklio, Žagarės. Nu, tai dabar yra. Va, jau iš tolo girdis garsas ir bando virst tiesiog. Čia pasivaikščiu dar ir toliau, tikriausiai gali kažkur tais. Svarbu kelionė, o tikslas tai čia yra tik tais lankoma vieta. Trumpai ir greitai pasivaikščiojom prie Kriokliuką, paplepėjom greitai ir važiuojam į pizzeriją. Važiuojam į Dolce Vita pizzeriją. Yra tikras itals su lietuvaitė. Ten savaitgaliais daro pizzas, kep tikroji krosny. Pasim degustuot.
pasižiūrėti. Tai nuo 14 žmogiukų važiuojam, 13 motociklų. Buvom, vienas atsijungė, bet Goldwings prisijungė. Jam Žagarės puodų namą. Žmogus stogą jau susitvarkė, nusiėmė visus puodus, nes vanduo bėgdavo kiaurai. Bet vis tiek liko į žemybę puodų namus. Tai va dabar užšvietęs upės sukam į gatvikę ir artėsim prie Dolce Vitas kavinės 400 metrų. Ta švietė tai va tokia, kaip matos, upelis nedidelis, bet Žagarė ruošis kitą savaitgalį, bus vyšnių festivalis, tai visur labai tvarkos, gražinas. Ir va toks kempingiuks, toksai malūns be stogo. Čia dar kemperių, kaip ir stovi nakvynėm. Ir galima kažką įsinuomoti. Baikeriai vėl tvarkingai pieną išgėrė prie upelę, o dabar geri girą. Imam pizzą, dėliojam užsakymus. Žiūrėsim, kas gausis. Žmonių daug, tai aišku užtruksim biškį. Nieka greit nebūna. Tai tokia. Na, sulaukėm jau pirmųjų pizzų, prasideda vaišės. Tai čia tavo ir yra. Ne, aš dar palauksiu, man šilčiausia atneš. Bet va, kiek pridėta visokiam. Atrodo labai gražiai. Tikimės, kad ir skonis bus geras. Neparodysiu, kaip ragauju, nes nemoku telefoną laikyti ir valgyti. Viskas, baigęs vakarėlis. Bebrytai iš Šiaulių išvažinėjo. Ir dabar mes likę važiuojam link Joniškio. Judam. Kas kur. Šeimininkė išlydėjo mumis. Ir važiuojam. Baigęs dar vieną dieną, 16:40. Temperatūra, kaip visada, pasižiūrim dar 27,5, nu ko ne faina diena. Tai yra ir varom link namų. Lauksim kitą savaitgalę, kitų dienų pasivažinėjimai.